Sausio 13-osios įvykius LNK žinios pakalbino prieš Lietuvą kovojusi tuometį Lietuvos komunistų lyderį Mykolą Burokevičių. Jis įvardijo didžiausią kruvinų įvykių kaltininką. Dėl laisvės gynėjų aukų prie televizijos bokšto Burokevičius kaltina Mikhailą Gorbačiovą. Buvęs komunistas atskleidžia, kad lemtingą naktį kalbėjosi su Sovietų sąjungos vadovu ir esą buvo pastatytas į kvailio vietą. Aurelijaus Griškevičiaus reportažas. Be jo nieks negali tokių dalykų daryti. Kaltininkas tai yra didžiausias dėl šitų, kad kariuomenė panaudota. Tai Gorbačiovas, jis vyriausias kariuomenės vadas, skaitys. Tai generolai, kurie čia Vilniuje buvo, jie nedrįstų tokių dalykų daryti, nes jiems grėstų aukščiausia bausmė. Čia tik su prezidento Gorbačiovo leidimu. Tragedija buvo taip nemaloni ir žiauri labai. Paskutinis Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Mykolas Burokevičius tikina, kad sausio 13-osios naktį jį prižadino šūviai. Taip, šūviai. Čia netoli. Aš mėgau. Aš dabar iš karto nesusigaužiu. Mykolas Burokevičius tikina, kad naktį prisiskambino Sovietų sąjungos vadovui Mikhailui Gorbačiovui. Aš nebuvau informuotas visai. Nieks iš Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nebuvo informuoti. Sprendėsi kitur tie klausimai. Aš buvau pastatytas į kvailą padėtį. Tik į labai kvailą padėtį. Ir prikėliau vidurnaktį Gorbačiovą. Tiesioginį telefoną, aš turėjau tiesioginį telefoną. Jis paskui ten pradėjo šakotis, aš pasakiau, aš paskelbsiu per Europos informacijos priemonės savo nuomonę. Tada paprašė priimti, pradėjo aiškintis, aš jam pasakiau, kad Lietuvos Respublika yra sąjunginė, sąjungos dalis. Ir yra savarankiška valstybė Tarybų sąjungos sudėtyje. Kad jūs kaip prezidentas neturėjote teisės Lietuvos atžvilgiu daryti tokių veiksmų, priimti tokių sprendimų. Bet jau tuomet Lietuva nebuvo Tarybos sąjungos sudėtyje, buvo kovo 11-osios aktas. Tai čia galutinis sprendimas priklausė nuo tenai, kada dar skaitėsi. Aš čia, kad pareiškia kitą kartą, mes laisvi, tai čia yra geras lozungas, šūkis, tai, bet reikėjo skaityti su realybė. Burokevičius sako, kad apie Gorbačiovo kaltę liudijas ir prokurorams. Ašgi nesimsiu už jį atsakomybės. Lietuvos prokurorai Gorbačiovo neapklausė, įtarimų taip pat nepateikė. Šiandien lygiai 8 metai, kai Burokevičius buvo paleistas iš kalėjimo. Jis buvo pripažintas kaltu dėl antivalstybinių organizacijų kūrimo ir aktyvaus dalyvavimo jų veikloje. Viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, bendrininkavimo tyčia nužudant bei sužalojant žmones. Išskirtų 12 metų jis atsidėjo mažiau nei 7. Savo kaltę jis neigia iki šių dienų. Prie televizijos bokšto sako buvęs seniai. Tikrai senai. Senai taip. A taip, kad man yra ko vaikščio tenai prie to bokšto. Aš gyvenu miesto centre, tai kad aš koks, sakyčiau, turėčiau būti idiotų, kad tai specialiai dabar tenai žiūrėti. Prokurorai šiais metais planuoja teismui perduoti sausio 13-osios bylą. Joje 79 įtariamieji – Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai, kurie anksčiau buvo komunistų partijos vadovai arba ėjo aukštas pareigas ministerijose ir Sovietų saugume. Nuteisti 6, tarp jų ir Burokevičius. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Beržinis, Vilnius.